Spręsime nelygybės. Nelygybės spręsime intervalų metodu. Sprendimo eigoje pamatysime, kodėl metodas turi tokį pavadinimą. Turime nelygybę x minus 6 daugyta iš x plus 3 daugiau lygu 0. Pirmiausia, spręsime atitinkamą lygtį. X minus 6 kart x plus 3 lygu 0. Kadangi sandauga lygi 0, bent vienas iš dauginamųjų turi būti lygus 0. Tarkim, pirmas dauginamasis lygus 0. Gaunam pirmą sprendinį. x1 lygu 6. Jeigu antras dauginamasis lygus 0, gauname antrą sprendinį. x2 lygu minus 3. Gautus sprendinius pažymėsime skaičių tiesėje. Brėžiame tiesę x ir joje atidedame tašką 0 bei sprendinius minus 3 ir 6. Mūsų turima nelygybė nėra griežta, todėl taškai minus 3 ir 6 priklausys sprendinių aibei. Jūs pažymėkime. Duoti du taškai skaičių tiesę suskaido į 3 intervalus. Pirmas intervalas, antras intervalas ir trečias intervalas. Intervalam duokime pavadinimus. Tarkime, pirmas intervalas yra I1, antras intervalas yra I2 ir trečias intervalas yra I3. Intervalų metodo esmė yra išsiaiškinti, kokią reikšmę nelygybė turi atskiruose intervaluose. Imkime pirmą intervalą I1. Intervalas nuo minus begalybės iki minus 3. Pasirinkime tašką šiame intervale, tegul tai bus taškas x lygu minus 4 ir suskaičiuokime nelygybės reikšmę šiame taške. Vietoj x statome minus 4 ir gauname minus 4 minus 6 daugyta iš minus 4 plus 3. Suskaičiavus gauname minus 10 daugyta iš minus 1. Tai yra lygu 10. Tai yra daugiau už 0. Reiškia, pirmame intervale nelygybė turi pliuso ženklą. Tai ir pažymėkime. Imkime antrą intervalą. Nuo minus 3 iki 6. Pasirinkime tašką intervale, tarkim, tašką x lygu 0 ir paskaičiuokime nelygybės reikšmę šiame taške. Suskaičiavus tai lygu minus 6 kart plus 3. Tai yra lygu 18, minus 18, tai yra mažiau už 0. Reiškia, nelygybė turi šiame intervale minuso ženklą. Ir trečias intervalas nuo 6 iki plus begalybės. Intervalas I3. Paimkime tašką šiame intervale x lygu 7, pavyzdžiui, ir nelygybės reikšmė šiame taške. Įstačius tašką 7 vietoj x, mes gauname, kad tai yra vienetas daugytas iš 10. Tai yra 10 plus 10 daugiau už 0, nelygybė intervale yra teigiama. Kadangi mūsų nelygybė pagal sąlygą turi būti teigiama arba 0, tai galime užrašyti atsakymą, kad šią sąlygą teigiama arba 0 jinai tenkina intervale I1, tai yra intervale nuo minus begalybės iki minus 3 ir sąjunga, ir intervale I3, tai yra intervale nuo 6 iki plus begalybės. Nelygybė išspręsta.